Pinčiuko glėbyje plevenusi Jurga ne vaidmenyje, o iš tiesų kentė skausmus. Jei praėjusią savaitę komisija ko ir pasigėdo poros šokyje, tai pačios Onos Kolobovaitės. Andrius džentelmeniškai nukreipė dėmesį į save. Tačiau iškart po pasirodymo Onai jau prireikė rimtos medikų pagalbos. Šią savaitę vieni iš geriausių šalies kineziterapijos specialistų konstatavo, kad kelio testai yra pozityvūs. Dėl kelio menisko pažeidimo yra reikalingi radiologiniai tyrimai. Kineziterapeutų nuomonė, Onutė šokti nebegali, jai reikalinga operacija. Greičiausiai, kad bus reikalinga operacija. Skubos tvarka kineziterapijos centrui padėjo radiologai ir atliko išsamius tyrimus, kurie parodė kelio menisko plyšimą. Po patikslintų tyrimų kineziterapeutai rekomenduoja atlikti operaciją ir nutraukti dalyvavimą šokių projekte. Po operacijos kineziterapijos centras tvirtai pažadėjo reabilituoti Onutę. Deja, neabejotinai ryški ir žiūrovų mylima pora nebetęs kovos dėl geriausios Šok su manimi poros titulo.